Tai ką, laba diena visą Lietuvos futbolo bendruomenę. Pradedame savo naują laidą ir planavome žengti į naują sezoną su naujom idėjom, bet matome, kad tai gali būti reikalinga ir naudinga dar ir šiemet. Kartu su Lietuvos futbolo federacija ir teisėjų departamentu nusprendėme filmuoti šitą laidą, kurias skirsime taisyklių arba teisėjų edukavimo ir aptarti Lietuvos A lygos, pirmos lygos momentus, kurie sukels daug diskusijų ir paaiškinti jos iš taisyklių pusės. Tuo pačiu tai bus kaip ir edukacinė laida, kur mes pristatysime tam tikras taisyklės, visą laiką skirtingas, ateityje galima bus bet kuriam Lietuvos sirgaliui ar klubui atsiųsti mums medžiagą, kurią mes galėsime išanalizuoti ir atsakyti į jūsų susidariusius klausimus. Norėčiau tik tai iš karto pabrėžti, kad bandysime tą daryti tik tai su kokybišku video, kur iš tikro galima viską matyti ir kur iš video nesukeltų papildomų kažkokių klausimų ir iš savo pusės išanalizuoti tos momentus ir papasakoti apie jos. Šiuo metu mes esame mūsų naujam įkurtam baro kambarį Nacionaliniai futbolo akademijoje Kaune. Jau neužilgo šitas kambarys pradės savo veiklą. Planuojame, kad jau lapkričio 5 dieną pirmos Lietuvos rungtynės A lygos baro kambarys bus jau veikiantis ir iš čia teisėjai dirbs A lygos rungtynės. Šitoj laidoj nutarėme pristatyti vieną iš taisyklių, kuri nėra aprašyta futbolo taisyklių knygutėje, tai yra masinė konfrontacija. Tai yra metodinė medžiaga teisėjams, kuri yra visą laiką pristatoma UEFOS ir FIFOS, akcentuojami, kaip turi elgtis teisėjas, ir per šios metus turbūt nekartą tekdavo atsakyti klubo atstovams arba žaidėjams, kodėl buvo nubaustas vienas ar kitas žaidėjas ir kom tai buvo pagrįsta. Tai mes parinkome kelis klipus iš šių metų, norėtume, kad tai būtų neužimtų daug laiko, bet per tos kelis klipus atsakyti į klausimus, kurie kyla čempionato metu arba po bet kurių rungtynių, kur vyksta masinė konfrontacija. Tai pirmas mūsų klipas paruoštas šitai temai masinės konfrontacijos yra A lygos rungtynės, kurios įvyko vasarą. Iš karto galime jas pasileisti ir aš pabandysiu pakomentuoti. Mes matome grubę pražangą, kuri verta geltonos kortelės, matome teisėjo reakciją, kaip jisai reaguoja ten, bėga iš karto su geltona kortelė. Pagal metodiką tai yra labai pagirtinas teisėjo reakcija. Norėčiau atkreipdėmėsi, kad ir asistentas teisėjo iš karto reaguoja į šitą situaciją ir atsiranda šalia. Ir tuo pačiu subėga daug žaidėjų į vieną krūvą, iš ko kyla ta vadinama masinė konfrontacija. Matome, kad dalyvauja beveik 10 žaidėjų šitame ir pagal UEFOS metodiką ir FIFOS teisėjams yra visą laiką aiškinama, kad toks žaidėjų elgesys aikštėje, atbėgimas į vieną vietą ir sudarimas tos masinės konfrontacijos negali likti nenubaustas žaidėjas iš abiejų komandų. Tai mes turime prasižengusi žaidėją iš vienos komandos, kuris padarė pražangą ir gauna už tai geltoną kortelę, bet tas atbėgimas kitos komandos žaidėjų į šitą vietą irgi negali būti nepastebėtas. Bet jeigu toj masiniai konfrontacijai mes neturime labai aiškaus ir aršaus žaidėjo, kuriam tiesiog negalima išvengti geltonos kortelės, teisėjas gali pasirinkti iš tos krūvos bet kurį žaidėją. Ir visą laiką per seminarus ar taip mes akcentuojame teisėjams, kad tai turėtumėt savo aplengvinti rungtynių eigą tolumoje, numatyti, kuris iš žaidėjų mažiausia tikimybė, kad jis gaus per rungtynės antrą geltoną raudoną kortelę. Ir šiam klipe mes matome, kad teisėjas pasirenka iš kitos komandos puolėją. Ką visą laiką mes sakome, kad puolėjui yra mažesnė tikimybė gauti rungtynėse antrą geltoną kortelę negu gynėjui arba saugui. Ir daugelis iš klubo atstovų arba patys žaidėjai kartais nesupranta šito, bet čia yra tokia teisėjo gal gudrybė ir subtilybė, kad apsisaugoti rungtynių eigoje toliau, kad išvengti žaidėjo išvarimo toj situacijai. Dėl to dažnai būna, pavyzdžiui, čia mes to nematėme šitam klipe, bet jeigu į masinę konfrontaciją atbėga vartininkas, tai irgi labai lengva parodyti
tam vartininkui geltoną kortelę, nes tai yra tolimiausia distancija iki tos masinės konfrontacijos, kur jisai atsiranda. Bet noriu užakcentuoti, kad bet kuris žaidėjas atbėgęs į tą krūvą galėjo gauti geltoną kortelę. Mūsų rekomendacijos yra teisėjams, kad tai nebūtų antra geltona žaidėjų kortelė ir parodyta raudona kortelė, o įsirinkti tokį žaidėją, kurie žino, kad tai yra saugiausias žaidėjas rungtynių eigai, kad po to nebūtų parodyta antra geltona kortelė. Tai čia pirmo klibo toksai pavyzdys, kur mes skaitome, kad tai buvo geras pavyzdys ir kad teisėjas atliko gerai savo darbą. Ir tuo pačiu norėtume parodyti dar antrą klipą. Matome tą pačią aikštę, beveik toj pačioj vietoj. Grubi pražanga vienos komandos, kuri 100% yra geltona kortelė, sakyčiau, geležinė geltona kortelė. Ir matome iš karto atėjimą priešininkų komandos į tą epizodą, kas vėl sukels tokią mini konfrontaciją. Iš karto, lyginant su pirmu klipu, mes matome, kaip teisėjas ateina į šitą konfrontaciją. Lyginant su pirmu klipu, ten buvo labai greita reakcija teisėjo, kuris atbėgo iš karto į vietą ir parodė geltoną kortelę ir vis tiek neišvengė masinės konfrontacijos. Šiuo atveju mums pritruko šito iš teisėjo kūno kalbos ir jo judėjimo. Greičiau reikėjo reaguoti, greičiau reikėjo rodyti kortelę. Galbūt net būtų galima išvengti tos masinės konfrontacijos, kuri čia dabar įvyko, bet jinai įvyko ir teisėjas pasirinko žaidėją, kuris pirmas atbėgo į tą momentą ir parodo jam geltoną kortelę. Ir iš karto norėčiau pataisyti ir aš peržiūrėjęs tą klipą, mes iš karto sureagavom. Kartais teisėjai užsimiršta, kam buvo parodytos geltonos kortelės rungtynių metu. Pasirodo, šita situacija buvo 65 rungtynių minutę, o žaidėjas numeris 2 buvo pirmam kėlinyje gavęs pirmąją savo geltoną kortelę. Ir šiam epizodė jis gauna savo antrą geltoną ir raudoną kortelę. Sakyti, kad teisėjas grubiai suklydo šitam epizodė mes negalime, jisai vadovavosi metodikai, bet nepasinaudojo mūsų rekomendacijom ar tom pačiom UEFOS ar FIFOS rekomendacijom, kada sakoma, kad reikėtų išvengti tokių antrų geltonų kortelių. Tai jeigu mūsų teisėjų departamento metodinio komiteto pozicija būtų, kad turėjo išvengti geltonos kortelės ir tokiais atvejais išvaryti žaidėją, tai yra labai skausminga, bet dar kartą pasikartosiu, kad tai nėra grubi teisėjo klaida, kurią jis pats sugalvoja, jisai tiesiog nuoširdžiai pamiršo, kad žaidėjas turi pirmą savo geltoną kortelę ir parodė jam antrą geltoną, raudoną kortelę. Iš mūsų metodinio komiteto dar kartą pasikartosiu, mes nenorėtume, kad pas mus Lietuvoje, mūsų pirmenybėse teisėjai rodytų tokias antras geltonas kortelės ir išvarytų žaidėją tokioje situacijoje. Tai apibendrinant masinės konfrontacijos kortelės, norėtųsi pasakyti, kad teisėjai visą laiką turėtų pasirinkti žaidėją, kuris mažiausia tikimybė gautų antrą geltoną arba raudoną kortelę, o jeigu jisai jau turi geltoną kortelę, kad tokio žaidėjų išvengti, rodyti už masinę konfrontaciją, kad jisai būtų neišvarytas. Bet iš komandų pusės, kas turėtų ateiti informacija iki pačių žaidėjų, niekada komanda iš to nelaimės atbėgdama į tą vietą, nežinau, konfrontuoti ar dar, jinai turi žinot, kad jinai visą laiką turi būti nubausta. Tai mūsų patarimas, jeigu mūsų žiūrės žaidėjai ar treneriai, visą laiką sudrausminti savo žaidėjus, kad jie neturi atsirasti masiškai vienoje vietoje ir nekonfliktuoti su kitais komandos žaidėjais. Tai dar viena tema, kurią mes norėtume paliesti, kaip jau daugelį žinote, Lietuvoje startavo nuo šių metų į sezono pabaigą, bet atsirado VAR sistema ir tas VAR sistema irgi sukelia daug diskusijų ir klausimų, kodėl, kaip jinai veikia ir kaip atsirenka, ką tikrina ir koks yra VAR protokolas. Tai viena iš tokių situacijų ir temų mes šiandien paliesime ir parodysime iš paskutinio A lygos turo rungtynių situaciją su Nuošale,
kaip yra brėžiamos linijos ir koks yra VAR protokolas ir reikalavimas. Jūs turbūt daugelis atkreipė dėmesį, kad rungtynės su VAR rungtynių asistentai vėluoja kelti nuošalės. Tai yra vienas iš VAR protokolų, kada asistentas netgi ir matydamas, kad yra nuošalės, tu privalo leisti pasibaigti ataką ir tik tada išreikšti savo nuomonę ir pakelti nuošalę. Tai viena iš tokių situacijų pas mus nutiko paskutintam turė. Jūs dabar matote savo ekranuose vaizdą iš VAR autobusiuko, kur teisėjai sėdi. Jie girdi tik tai teisėjų komunikaciją, kas vyksta aikštėje ir žiūri rungtynės per televiziją, matydami tą patį epizodą iš skirtingų rakursų. Ir vieną iš šitų situacijų mes norėtume dabar parodyti ir apkalbėti, kaip VAR teisėjai dirba, kaip jie braižo linijas. Ir norėčiau paminėti, kad rungtynių metu po pelnyto šito įvarčio pats rungtynių asistentas iš karto uždegė vėliavėlę į viršų, fiksuodamas nuošalę. Tada prasideda VAR tikrinimas. Yra rungtynių operatorius, kuris būna autobusiukė, kuris parinkinėja vaizdus ir yra du teisėjai, kurie stebi tas rungtynės. Jie reikalingi tam, kad jeigu atsiranda momentas, kurį reikia tikrinti, tada jisai tikrina rungtynių momentą, antras teisėjas iš karto jungiasi prie rungtynių ir stebi jas toliau. Kada įvyksta įvartis, pelnomas yra įvartis, tai aišku, rungtynės yra sustabdomos ir yra tikrinamas, ar teisingai buvo pelnytas įvartis. Ir viską daro vienas teisėjas, kitas tiesiog lieka šalia. Rungtynių linijas brėžimą, tame aktyviai irgi dalyvauja rungtynių operatorius. Teisėjas gali jį koreguoti ir parodyti ir nukreipti, kur turi būti linija, ką jūs dabar matote, kai buvo brėžiamos šių rungtynių epizodo linijos dėl nuošalės. Pirmiausia įmamės paskutintas gynėjas. Noriu atkreipdėmėsi, jūs pavyzdžiui matote turbūt, kad apatinė dalis linijos nedaeina iki kojos, nes žaidėjas yra pasvyręs į priekį ir reikia fiksuoti kūno dalį, su kuria gali būti pelnytas įvartis. Šiuo atveju abiejais žaidėjais ir puolėjo ir gynėjo, tai yra petis pasvyrę į priekį, pagal kurią dalį yra brėžiamos šitos linijos. Ir gynėjo, ir dabar jūs matote, kad jau puolėjo iš karto linija yra brėžiama pagal petį ir šitos linijos mums parodė, kad rungtynių metu įvartis buvo pelnytas iš nuošalės. Taipogi turbūt kitose laidose mes paliesime ir aptarsime, kaip yra tikrinamos pražangos, kokios pražangos yra tikrinamos ir papasakosime daugiau jums apie VAR sistemą. Tai tiek šiam kartui. Aš tikiuosi, kad šita mūsų laidelė buvo naudinga ir kažkas sužinojo kažką tais naujo. Ateityje periodiškai mes šitą laidą išleisime. Priklausys nuo mūsų teisėjų, kaip dažnai mes išeisime į eterį ir pateiksime naują medžiagą. Kiekvienoje laidoje bandysime paimti kažkokią taisyklių temą, kurią labiau išplėsime ir tuo pačiu aptarsime klipus iš mūsų A ir pirmos lygos. Dar kartą ačiū ir iki malonaus.